Kiekvieną savaitę supažindiname sporto sirgalius su svarbiausiomis Lietuvoje vykstančiomis varžybomis. Savaitgalį Trakuose varžysis baidarių ir kanojų irkluotojai. Vilniuje prasidės Europos žolės riedulio čempionatas ir vienintelis Lietuvoje vykstantis profesionalų teniso turnyras Prezidento taurė. Bernardinų sode šeštadienį ir sekmadienį vyks ITF Futures turnyro kvalifikacinės varžybos. Pirmadienį prasidės pagrindinis turnyras. Jo favoritu laikomas 330 vietą pasauliniame reitinge užimantis Laurynas Grigelis. Nuotaikos geras, nes Grigelį suviliojo ar prišaukė tėvynės troškimas ar rėmėjai. Smagu, kad geriausias be Richardo, be abejo, Richardo rangas gal šiek tiek aukštesnis. Bet Laurynas, kad sutiko žaisti, nes jo reitingas turbūt bus aukščiausias šiandien. Tai smagu, kai turim lyderius vietoje. Prieš 2 metus Grigelis laimėjo ir vienetų, ir dvejetų varžybas, tačiau pernai turnyre Vilniuje nedalyvavo. Čia tenisas, čia reikia laimėti paskutinį tašką. Gali sektis visas mačas labai gerai, bet pabaigoje kažko pritrūktai. Bet taip, Laurynas lyderis, aiškus, tik tai nesakyk, kop neperšokęs kažkodai. Prezidento taurės teniso turnyras pradėtas rengti dar 1935 metais tuomečio prezidento Antano Smetonos iniciatyva. Turnyras atgaivintas po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, o nuo 1998 metų įtrauktas į Tarptautinės teniso federacijos kalendorių. Sekmadienį Vilniuje prasidės Europos žolės riedulio čempionatas. 4 diviziono varžybose Žemynos gimnazijos stadione žais 8 Europos rinktinės suskirstytos į 2 pogrupius. Lietuvos vyrų rinktinė rungtyniaus su Maltos, Kipro ir Suomijos komandomis. Į pusfinalį pateks 2 geriausios grupės komandos. Lietuvos vyrų rinktinė Europos čempionate žais tik 2 kartą per visą istoriją ir 1 kartą savo žiūrovų akivaizdoje. Mes jį vadinom istoriniu čempionatu. Mūsų Lietuvos vyrų nacionalinė rinktinė 1 kartą žais namuose ir po nepriklausomybės 2 kartą istorijai startuos Europos vyrų čempionate. 2007 metais buvom išvažiavę 1 kartą, tačiau dėl finansinių, dėl kitų problemų, praktiškai aišku lėmė finansai, daugiau didesnis dėmesys buvo skiriamas moterims. Atjaunėjusios Lietuvos rinktinės amžiaus vidurkis vos 20 metų, tačiau jai keliamas uždavinys patekti tarp 4 geriausių. Nuotaikos labai džiugios, geros, kad žaisim namuose, priimsim tą Europos čempionatą, atsakomybė labai didelė bus. Žaidėjai, gal tik tai porą žaidėjų, tokių labai pačių rimčiausių gal nebus, vieno puolėjo, Giedrius Adamavičius dėl traumos ir vienas žaidėjas dėl asmeninių priežasčių atsisakė žaisti. Mes esame iš tikrųjų mėgėjai, pas mus daug tokių būna atvejų, kad žaidėjas negali arba nenori, dar būna atvejų tokių netgi. Europos čempionato finalai vyks kitą šeštadienį. Organizatoriai skaičiuoja, kad daugiau negu savaitę Vilniuje viešiesiančios 7 užsienio komandos viešbučiams, maitinimui ir kitoms išlaidoms sostinėje paliks daugiau negu 100 000 eurų. Čempionato organizavimas Lietuvos žolės riedulio federacijai kainuos apie 25 000 eurų. Šį sezoną vieną pergalę po kitos skinantį Europos žaidynių čempioną kanojos irkluotoją Henriką Žustautą savaitgalį vėl bus galima išvysti varžybose Trakuose. Čia vyks tarptautinė baidarių ir kanojų irklavimo regata Brača Sport. Žustautas varžysis vienviečių ir dviviečių kanojų irklavimo varžybose. Regatos nugalėtojų laukia Brača Sport dovana irklas. Čia bus paskutinis pabandymas, paskutinės kontrolinės prieš pasaulio jaunimo čempionatą, kur startuosiu dar kitą savaitgalį. Ir to pačiu galimybę laimėti irklą lietuvių gamintojų, su kuriuo irkluoja apie 80% visų pasaulio irkluotojų ir prizininkų. Kitų gamintojų, tai ypač kanojų irklavimų, tai labai mažai iš tikrųjų, kad su kas nors su kitokiu irklu irkluotų, nei su lietuviu. Neįsivaizduoju, gal 80% irkluoja visų irkluotojų su lietuvių irklais. Jau po savaitės Žustauto laukia startas pasaulio jaunimo čempionate Portugalijoje. 200 metrų distancijoje lietuvis gins pasaulio čempiono titulą. Jaunime labai stipri irgi konkurencija, nes dalyvaus iš Europos žaidynių čekas, kuris 3 buvo, rusas, kuris 4, šiemet Europos čempionas tapo suaugusiu. Po to vengras, kuris buvo Europos žaidynėse finale ir dar šiaip vokiečių visokių yra stiprių labai. Tai tas jaunimas nėra toks lengvas, kad laimėtų. Ten iš tikrųjų irgi vieną klaidą ir gali net į finalą nepapult ir medalį nelaimėti. Bet tikiuosi pavyks viską padaryti gerai. Plius pažįstama vieta, jau 2012 metais startavau toj vietoj Portugalijai ir buvau 2, pralošiau 0,06 sekundės Baltarusį, kuris vėl atvažiuoti turėtų dabar, tai tikiuosi revanšą dar toj pačioje vietoje ir laimėti medalį.
tikiuosi auksas bus. Europos žaidynėse pasaulio taurės etape ir Lietuvos čempionate triumfavęs Žustutas tikisi geriausią sportinę formą įgauti prieš pasaulio čempionatą, kuris prasidės rugpjūčio 19 dieną Italijoje. Pats stebiuosi, kaip pavyksta išlaikyti visur, kur dalyvauju, vien tik laimiu, taip jau stengiuosi, viskas kas 2 savaitės vyksta tos varžybos, tai vieną savaitę pasportuoji stipriai, kitą jau bandai atsigauti, tą sportinę formą tokią palaikai, bet dar nebuvo, kad aukščiausias tas pikas. Tai tikiuosi pavyks pasaulio suaugusių čempionatų pasiekti. Pasaulio čempionate bus kovojama dėl kelialapių į kitų metų Rio de Janeiro olimpiadą.